Mus remia Ovoko. Švaros broliai. Vladai, kodėl Dakaras? Tu klasikiniam ralyje esi Lietuvos ralio čempionas. Ta pasiekiai žiauriai greitai. Aš manau, kad greičiausiai Lietuvos istorijoje. Tikrai puikiai. Bet kodėl Dakaras? Geras klausimas. Iki galo protingo atsakymo neturiu. Čia tikrai yra kažkoks Lietuvos fenomenas tiesiog. Tiek esu žmogus ir manau, kad jaučiu tokio socialinio spaudimo. Tiesiog visi aplinkui važiuoja į Dakarą, visiems žiauriai įdomu. Įdomu ir man. Tai, o kažkame geriausia turbūt sekti ir stebėti, kai kažkas įdomu, tiesiog dalyvauti. Tai, sakyčiau, grubiai toks atsakymas. Pernai tu patekai į Dakarą, toks pusiau atsitiktinai? Jo, bet žinok, šiemet dar labiau atsitiktinai. Ta prasme, jeigu pernai, nes šiemet aš dabar jaučiuosi daug žmonių apgavęs, nes už tai, kad šiemet labai daug kas klausia. Tai Vladai, ar šiemet vėl važiuosi į Dakarą? Ir visiems sakiau, ne, tikrai nevažiuosiu. Ir tikrai nemelavau, nes nebuvo visiškai jokio plano. Ir aišku, čia keistai skamba, bet vėl tiesiog atsitiktinumo dėka čia vėl važiuojam šiemet. Nes iš tikrųjų visa istorija, kad pernai po Dakaro, man atrodo, mes vasario mėnesį dar turėjom jau skambutį su Toyota. Galvoju, okei, visai patiko. Aišku, ten ne viskas į galą pagal planą, bet savo žavesio tikrai Rally Reidas turi. Ir dar vasario mėnesį turėjom skambutį su Overdrive'u, pasišnekėjom ir sakom, jo, visai įdomu, bet kažkaip ten netikėtai, kažkaip tiesiog numirė ta komunikacija ir aš galvoju, ralio sezonas ateina ir galvoju, tai okei. Ir tada užsibrėžiau tikslą šiemet Lietuvos ralio čempionu taps, tai galvojau į Dakarą, kažkaip galvoju visą laiką turi išsirinkti, ką, jeigu nori kažką gerai daryti, turi išsirinkti ką ir tada ten fokusuojasi, nes jeigu išsitaškysi, tai galvojau, tai galvoju Dakarą šiemet tikrai nevažiuoju, fokusuojasi į ralį, į Dakarą, jeigu norėčiau važiuoti, norėčiau geriau pasiruošti jam šį kartą, tai į Rally Reidus, Dakarus šiemet visiškai nesidarau ir nežiūriu, fokusuojasi į ralį, tikslas ten. Toks planas ir buvo. Ir pavyko. Ir pavyko, jo. Šiemet laimėjom su Aisvidu klasikinio ralio čempionatą, tai labai džiaugiamės, tikrai labai džiaugiuosi. Ir tada Aisvidas šiaip visus metus pašturmanaudavo Rally Reidę. Jisai Katarė daug kartų varžybose buvo, tai Aisvidas yra, jeigu aš save laikau tokiu greitų mėgėjų vairuotojų, Aisvidas yra arčiau profesionalaus šturmano. Taip, jisai turi ir savo kasdienį darbą, bet tikrai jo lygis ir jisai šturmanavimui skiria dar daugiau laiko, negu aš skiriu vairavimui. Tai Aisvidas visus metus važinėjo į Katarą į varžybas ir tiesiog, čia žinok, buvo spalio pats galas, lapkričio pradžia. Ten buvo ilgasis, aš atsimenu, lapkričio pirmos savaitgalis ilgasis. Aisvidas buvo varžybose Katarė ir čia mes turim tokį bendrą čatą, aš, Aisvidas ir Justas Simaška, kur tiesiog apie autosportą, ralį, bet ką šnekam. Ir tiesiog čia Justas paklausė, sako, ir ten tuo metu jau pradėjo skelbti visi. Vaidas paskelbė, kad su sunkvežimiu važiuoja, gal dar kažką paskelbė ir tada Justas sako, tau neliūdna, kad į Dakarą šiemet nevarai. Ir sakau, truputėlį liūdna, nes iš tikrųjų ralis baigėsi ir taip, žinai, tas autosportai vis tiek spalis, lapkritis, nelabai kas vyksta. Ir tada čia važiuoja į Dakarą visi ir sakau, liūdna. Ir tada, taip žinai, pasiekėm tenai, sakau, bet iš karto einu patikrinu, kada deadline'as yra enterinti Dakarą. Ir žiūriu, spalio ten 20 kažkelinta. Jau praėjo. Galvoju, ramu. Ta prasme. Ir tada Aisvis sako, aš tai Katarė ir čia šonė X-Reido palapinė, sako, gal man eit paklausti ir mes visi juokėmės tam čiate. Sakau, paklausk. Jis sako, tai jo, turim benzinę mašiną surinkę ir neturim kliento vienai mašinai, tai sako, su ASO susitartumėm dar priimtų, sako, tai kaip ir spėti. Ir aš toksai, lemba, ir čia buvo šeštadienis ar sekmadienis ir sakau, Aisvijai, ką čia veliame, sakau, gerai. Ir tada sakom, antradienį susiskambinam su X-Reidu, tiesiog video callas, pasišnekėjom, neatsimenu tiksliai, ką šnekėjom. Sakau, žiūrėkit, aš tikrai neplanavau varyti ir sakau, šiemet norėčiau, sakau, aš klasikiniam ralį neblogai visai važiuoju, tai man tenai, kas arčiau yra ralinių ruožų, tenai per laukus, žvyrkeliukus, akmenis,
čia sakau, kaip ir gerai jaučiuosi. Man silpniausia dalis yra kopos. Ir aš sakiau, kad važiuosiu Dakarą tik tai, jeigu geriau pasiruošiu Dakarui. Tai sakau, va, čia mano problema, ką čia turit patarti. Ir sako, žiūrėk, varom į Dubai Bachą, gruodžio 1 čia bus jinai, grubiai tenai, ten gausiu kopų, dar pasidarysim testus po to. Ir sako, pralėksiu tose kopose ir aš taip galvojam su Aisvi, sakau, Aisvi, čia užteks ar ne, tiek pasiruošti. Sako, užteks gal. Sakau, tai gerai, tai toks yra planas, sakau, jeigu spėt, nes čia buvo lapkričio, va, kokia 3-4, tai sakau, jeigu spėjat suruošti mašiną iki Dubai Bachą, tai varom į Dakarą. Ir sako, taip, pagalvosim čia porą dienų, pagalvoja, sako, spėjom. Tai viskas, varom, tai taip ir gavosi. Bet mano manimu, X-Raido komandai šitam Dakare tu būsi lyderis, arba vienas iš 2 lyderių. O, žinau, nežinau. Pala, čia, jeigu aš gerai atsimenu, tai čia važiuoja Portugalas, jaunas, greitas toksai, aš neatsimenu, prastai pavardės atsimenu, tada tas Krotovas Kirgizas ir Šešeri, prancūzas. Žinau, greiti. Ta prasme, nes va, aš su Krotovu ir su Portugalu, Ferreira lyg tai pavardė, važiavam kartu Dubajui. Tai... Ferreira su buvusiu Benedikto Šturmanu, Palmeiro. Jo, tai va, tai, žinok, greitai važiuoja. Ta prasme, mes čia su Aisviu Dubajui irgi taip, ta prasme, mes visai, sakyčiau, greitai važiavam. Aš esu patenkintas mūsų tempų, aišku, žinai, čia vien kopos buvo. Kopos yra, sakyčiau, mūsų silpniausia vieta. Gal kitur galėtumėm ir greičiau važiuoti negu jie, bet kopose jie mus lenkia truputėlį, nors šiaip Dubajų labai džiaugiamės. Tarsi per ten 3 valandų ruožę, tiek pirmą, tiek antrą dieną, jiem per visą tą 3 valandų ruožą įveža, va ten, Krotovas gal 2-3 minutės, pirmą dieną, Krotovas tik minutę pirmą dieną, Ferreira 3, antrą dieną ten būtų buvo biški daugiau, ten 2-3-4. Tarsi man tinka, šiaip pažiūrėjom tą tempą, su Aisviu sakom, kopose neblogai, bet visai pušinom. Įdomu, kur kiti greičiau važiuoja. Rizikuoja gal labiau. Man labai dar neįprasta tas, žinai, varyti be scenogramos. Žodžiu. Bet gerai važiuoja Hebra. Tikrai nebūtinai žinau, greičiausiai aš ten iš jų važiuosiu. Tik, ta prasme... Jūsų Dubajaus baja antrą dieną turėjot reikalų. Jo. Kodėl? Kas ten buvo? Nukrito vairo suprintuvo diržas. Žinai, čia dabar jau daugam atsakinė iš tą klausimą ir sako, Vladai, tai kaip čia tokia gera komanda ir va, vėl atvažiuoja ir vėl kažkokios techninės problemos. Bet jų pasitaiko ir būna. Ir čia reikia, mes irgi, aš labai žiūriu, suprantu, kad tai yra techninis sportas, tolerantiškai viską žiūriu ir nuo visko neapsidrausi. Ir X-Raidui čia yra jie su naujų variklių, benzininių. Mes važiuosim naujų benzininių variklių. Ta benzininį variklį, jeigu gerai atsimtų, jie tik tai Marokė pirmą kartą išvažiavo su juo. Tai čia jie dabar su tuo benzininiu varikliu per visas savo mašinas tik 5000 km nuvažiavę yra. Labai mažai iš principo. Iš principo mažai, bet sako, mums čia viskas turėtų tikti ir, sako, turėtų būti viskas gerai čia. Tai žodžiu, mums nukrito vairo suprintuvo diržas. Ten istorija visa tokia. Šiaip tai labai gerai, kad likom testų ten dienai po varžybų dar, nes vėl nukrito diržas. Tai čia 2 geros naujienos yra. Pirma, komanda išmokė mus greitai pasikeisti diržą, nes iki tol jie patys nežino. Sako, jisai nepatogioj vietoje ir sako, mes jį galim pasikeisti savo bazėje, bet čia komandai jum lauko sąlygom pasikeisti, jį bus belia kaip sunku, sorry, sako, kentėsit, jeigu reikės keisti. Bet turėjom labai gudrų mechaniką, tokį Migelį. Migelis yra tikrai stiprus bičas. Ta prasme, jisai Sainco mechanikų pagrindinių buvęs čia daug metų, su Audi dabar važiavo. Tai žodžiu, jisai Migelis ten per naktį gerai pagalvojo ir sugalvojo, kaip tą diržą pakeisti ir dabar mes tą diržą per 9 minutės Aisis pakeičia. Tai šiaip tai Migelis yra maloniai nustebinęs mūsų bičas. Tai žodžiu, tai labai nukrypau čia, bet esmė, kad per varžybas per vieną kopytę tokią nedidelę labai pervažiavau ir nosim bakstelėjau žemyn. Toks kopytė ir iš karto viršus nosim bakstelėjom, atbuliniu pavažiavau, važiavau tada kopą toliau, apsisukinėjau vairą susukęs pirmų bėgių kopose ir numetė diržą. Ir aš natūraliai galvojau, čia dėl smūgio kažkas bus. Bet atsakymas yra vis dėlto turbūt ne, nes už tai, kad kitą dieną testuose mes varėm tokias minkštas didelės kopas treniruotis važinėtis ir tenai irgi minkštose kopose pirmų bėgių apsisukinėjau ir vėl numetė diržą. Ir tai vat tas pirmų bėgių apsisukinėjau? Taip. Ir tada čia dabar nėra aišku, kas tiksliai. Tai žodžiu, čia dabar aišku, žinai, čia turim 2 data pointus. Tai atrodo, aš dabar jau sakyčiau ir komanda manom, kad smūgis vis dėlto ne prie ko, jis nebuvo stiprus. Tenai turbūt smūgis ne prie ko.
tas diržas nukrenta apsisukinėjant pirmų bėgių. Irgi, aš po to bandžiau jau provokuoti specialiai tą diržą, kai antrą kartą nukrito. Bet mes dabar nesam tikri, ar dėl to, kad kažkaip, kai susukti ratai, gal smėlio paduoda ten į diržus tuos, arba čia dėl to, kad vairą susuku iki pat galo ir, žinai, tokį stiprintuvą, tai kai tą jausmą... Kai tu jau užlaužiai tai gali būti arba dėl šito, tai žodžiu, tiesiog dabar mano... Bet dabar X-raidų yra reikalų. Išsiaiškinti tiksliai, kas ten vyksta. Tai čia X-raidų darbas yra išsiaiškinti, mano darbas yra nebesusukus vairą iki galo kopose neapsisukinėti. Vengti to. Tiesiog sakyčiau vengti, nes šiaip tai komanda, jų pasiruošimu, mechanikų, sakyčiau, kaip viskas vyksta, visko esu labai patenkintas ir jausmas tai labai profesionalus viskame. Bet, žinai, techninis sportas, čia visi suprantam, kad visko būna. Ir žmogiškųjų klaidų būna, ir inžinerinių klaidų gali būti, nes viskam išdirbti daug laiko reikia, tai matysim, čia turėsim problemų ar ne, nežinau. Bet grįžtant į patį pirmąjį tavo Dakarą. Taip. Patirtis ne pati geriausia, teisingai? Irgi kažkokios keistos techninės bėdos, kurios jūs tiesiog nužudė. Jo, bet... Žinai, čia vėl labai viskas priklauso nuo tavo nusiteikimo. Jeigu mūsų tikslas būtų buvęs būtinai kažkoks rezultatas ir čia turėtume kažkokių įsipareigojimų būtinai žiauriai gerą rezultatą siekti padaryti ir panašiai, tada turbūt būtumėm labai liūdni ir pikti ant visko. Dabar buvom biški liūdni. Bet kadangi į Dakarą ir šiemet nevažiuojam su kažkokiu tikslu čia būtinai kažką laimėti ar kažkam kažką įrodyti. Tikslas yra greitai važiuoti, mokytis, smagiai praleisti laiką ir su tuo manau, kad galima irgi visai gerą rezultatą mums pasiekti. Tai turėjom įvairių techninių problemų praeitam Dakare, kur gal dalies jų buvo galima išvengti, gal kažkur kažkokios žmogiškosios klaidos, kažkur tiesiog nesisekė, nes su technika taip jau būna. Tai čia ir dažnai būna kombinacija visų iš tų dalykų, kur sunkiai čia kažko, kaip pagalvojat, gal, ar įmanoma to buvo išvengti? Gal, o gal ir ne. Ir toks neaišku. Jo. Bet tavęs nepaskatino važiuoti į šį Dakarą tie nebaigti reikalai praėjusių metų? Nemanau, žinok. Ta prasme, aš manau, kad neturi kažkokios būtinai varnelės čia kažką pabaigti. Manau, kad jeigu būčiau pernai pabaigęs Dakarą, nemanau, kad čia kažkas šiemet būtų vienaip ar kitaip pasikeitę. Ir nemanau, kad jeigu šiemet kažkas pabaigsim, nepabaigsim, turbūt. Aš tai žiūriu į Dakarą tiesiog kaip į tokį iššūkį, patirtį, labai gerą galvos išsivalymą 3 savaitėm, nes šiaip aš visai daug dirbu, ralis, tai ir šiaip daug dirbu. Tai aš neturiu progos ar galimybės kažkaip paprašiau atsijungti nuo visko. Aš kai išvarau į ralius ar atostogas, vis tiek telefonas rankose ir to streso ir kažkokio sekimo, kas kur vyksta ir problemų sprendimas, jis niekur nedingsta. O Dakaras yra, kur tai tu esi priverstas. Tiesiog čia jau nebėra variantų. Ir savotiškas būdas pailsėti turbūt nuo tos kasdienybės ir streso ir nėra, kad labai daug streso jauti, bet vis tiek savotiškas būdas atitrūkti nuo visko 3 savaitėm. Pamodeliuokim situaciją, kaip tu manai, jeigu, tarkim, tau šių metų Dakare ir vėl žiauriai nepasiseks, kur žinai, vėl, nefinišuosi, nedaug dievę, nelinkiu jokių. Ar tai atmuš tave ir sakysi, kad jau 3 kartą tikrai nenori lįsti į šitą nesąmonę? Nemanau, dabar tai sakyčiau nemanau. Aišku, čia kaip galvosiu po antro karto, nežinau, bet dabar spėčiau, kad ne, nes, žinai, aš po praeito Dakaro, aš jaučiuosi gerai, man viskas patiko. Taip, būtų fainiau buvę, žinai, tas jausmas, kur nefinišuoji, vis tiek mes visus ruožus suvažiavom, bet nepervažiavom per tą arką ir negavom medalio. Bet žinai, tai, kad negauni medalio ir nepervažiuoji per arką, tai realiai kelia kažkokių jausmų tą dieną. Po to, čia žinai, čia kaip po ralio. Ar tu laimėjai ralį, ar tu atvažiavai ar antras, ar trečias, ar pirmas, tai kelia daug jausmų pirmas porą dienų. Po to užmiršti ir lieka tik tai šiaip kažkoks labiau, tai kaip čia važiavom, ką čia galima buvo geriau padaryti, ką kitam kartui geriau padaryti. Tai sakyčiau, tas pats ir su Dakaru šiemet. Man nėra kažkokio kartėlio didelio dėl to, kad pernai mes nefinišavom ar kažkas techniškai ten nesisekė.
Ir atvirkščiai, jeigu finišuosi superiniai pozicijai, 7 bendroje įskaitoje, geriausias Baltijos šalių pasiekimas, ar tai skatins tavęs, viską padariau, ačiū, viso gero? Ne, tarsi nežinau, aš daug į priekį tiek negalvoju. Čia labiau dabar, čia jau gali iš to supras, kad į Dakarą, jeigu nusprendžiam važiuoti lapkričio mėnesį, tai reiškia į priekį labai daug man patinka galvoti ir planuoti kažką, bet esu ir atviras ir tiesiog kur kas nuneš. Tai čia, sakyčiau, planuoju ir galvoju ten, kur būtina, o kur nebūtina, palieki tiesiog, nes, žinai, gali prisiplanuoti, ką nori, o kaip realybėj bus, tai čia, ko dabar klausai, aš nežinau, nesugalvojęs ir nemanau, kad tas rezultatas, manau, kad, žinok, dabar šiaip galvoju, tai pernai Sainzas, pavyzdžiui, laimėjo Dakarą. Nežinai, šiemet važiuoja ar ne? Važiuoja, laimėjo. Jo, bet jisai, žiūrėk. Tai gali sakyti, irgi kitos kėdėje sėdi, nes jis iš to gyvena. Nu, okei, va. Tai yra jo darbas. Nu, gerai. Aš tiesiog, žinai, galvoju. Tai gal irgi bišas va turėjo, reikia laimėti Dakarą. Laimėjo, važiuoja toliau. Tai čia, bet jo, okei, čia kitas atvejis. Bet, nežinau, manau, kad, gerai, čia truputėlį vėl krypstam į klasikinį ralį. Man klasikinis ralis tiek labiau patinka. Tai sakyčiau, jeigu bus po klasikinio ralio liks biudžeto Dakarui ir ten nieko labai nenusimatys, ką veikti sausį ir čia labai dar svarbus tas momentas, kai pasakai žmonai, kad žiūrėk, gal šiemet... Gal šiemet sausį vėl tu manęs nematysi. Gal šiemet sausį norėčiau važiuoti Dakarą. Ir čia labai nuo tos reakcijos irgi labai priklauso, kaip viskas vyks, tai čia labai daug ko priklauso. Bet kaip jinai šiemet sureagavo? Kai taip spontaniškai tiesiog bam, po mėnesio manęs nebus, sorry. Žinai, pernai gal ta reakcija buvo blogesnė, nes pernai tai buvo po didelės traumos iš ralio. Tai vien iš to žmonai buvo toksai, ir čia, žinai, visi įsivaizduoja, kas gal ir tiesa yra, kad Dakaras yra pavojingas visai. Sako, čia tik, kad turėjai tokią traumą ir dabar į Dakarą, ar tau viskas gerai. Tai čia buvo pernai sunkiau. Šiemet toksai, iš pradžių sako, o kam ir ko, pernai taip skundėsi, kad ten taip sunku, tai ko tu šiemet vėl važiuoji. Sakau, nežinau, užmiršau turbūt, kiek blogai buvo, o buvo daug ir gerų dalykų, tai taip. Sako, mes su žmona viens kitam tolerantiški savo asmeninių ambicijų ir tikslų klausimais. Tai žmona kažkur nori išvažiuoti ilgesniam laikui, kažko pasimokyti. Man liūdna dėl to, bet jai reikia, jinai ir važiuoja. Man reikia į Dakarą važiuoti, jinai irgi susitaiko, tai jo, duodam laisvės. Bet jinai nevažiuoja su tavim? Ne. Bet čia gal yra tokio, kad aš irgi turiu tokią taisyklę, kad aš nenorėčiau, kad jinai važiuotų kartu, nes vis tiek ten važiuojam dirbti, aišku, pailsim, bet čia irgi, gerai, čia blogai gal skambės, ten irgi, žinai, pailsi nuo žmonos, pailsi nuo visko, pailsi nuo savo rutinos. Nuo visko. Ta prasme, išvažiuoji į kitą pasaulio galą, kur kartais nėra ryšio, šiaip telefonus, ta prasme, telefoną turi tik tai vakare, žinai, tai visą dieną būni be telefono, be artimų žmonių, be darbų, be nieko, tai čia visas šitas paketas man atrodo svarbus yra, kad tiesiog išsivalyt galvai. Kaip X-Raidas reagavo po Abu Dabio Bajos, kur tu tikrai... Po Dubajaus. Po Dubajaus. Jo. Kur tu atrodė, kad tikrai parodė labai neblogą greitį savo. Jo, tai taip ir sakė, sako, žinai, ten emocijų ten nieks labai nereiškia, nes, žinai, pas jos komandai, aš manau, kad jie gan atsargiai su vairuotojais apskritai kažką šneka, va tokiais, žinai, ar šaunuolis, ar blogai, nes už tai, kad pas jos yra labai platus spektras vairuotojų, tai yra nuo tų, kurie važiuoja laimėti Dakaro, iki kur nelabai moka vairuoti ir atvažiuoja tiesiog turtingi verslininkai. Nes turi biudžetą. Jo, nes turi biudžetą. Tai gerai, gal aš kažkur per vidurį, sakyčiau, į šitą pataikau. Tai žinai, tai čia aš jų vietoj galvočiau, į kurią čia pusę dabar, kaip čia su juo šnekėti. Tai prasme, kad neįžeist ir kad nežinai, kokia čia jo ambicija buvo. Gal jisai, žinai, gal galvoja, bičas buvo žiauriai naivus ir tikėjosi atvaryti čia laimėti. Ir dabar, ta prasme, tai nebuvo kažkas, sakė, jo, po pirmos dienos sakė, sako šaunuolis, sako geras rezultatas, viskas. Čia toksai,
žinai, kaip tėvo toks. Vienas sakinys toksai ir viskas, jokių daugiau. Čia toks tipinis Svenas. Jo. Jo, šiaip dar čia tokia smulki detalė, bet žinok, labai įdomu. Gerai, nenoriu žaisti Sveno, direktoriaus. Galvoju, kiek metų, kokie šiam 5 duočiau, ne? Sūnum duodu kokius kem 5. Ir primeti, ir jisai yra abu sūnus visi virš 1,95 m. Ta prasme, čia man tai yra labai svarbu, nes už tai, kad aš noriu patogiai tilpti į mašiną. Ir šita mašina, nors minis, vizualiai gal atrodo šiek tiek mažesnis, čia yra patogiausia mano autosporto mašina, kokioje susidėjęs, nes aš esu gana aukštas, tai nes tiek ralio mašinose, tiek Hilux'e, ten Benediktas galėtų papasakoti, kiek pernai mes vargom, kad aš į tą mašiną tilpčiau, kiek skirtingų sėdinių bėgių ir kiek pedalus tenai, wow, kiek ten, žinok, visko būrė. O čia atsisėdi ir vairą prisukit taip, viskas veikia ir sakau, kaip čia taip, sako, mes pagal save darom, tai sako, pasisekė tau. Tai va, tai maža detalė, bet labai smagi. Beje, tu esi išgyvenęs vieną Dakarą, net neišgyvenęs iki galo. Bet, ne, mes pravažiavom visus ruožus, visą, bet taip. Aha. Bet tai buvo tavo didžiausias iššūkis lenktynėse, teisingai, sunkiausias. Taip. Ir aš tave pažįstu jau keletą metų, visą laiką laimingas, visą laiką nepavargęs, pavadinkim tai taip. Neatrodai, fizinė forma puikiai, nes šiaip tu dviračiais važiuoji ir važiuoji gerai. Taip. Bet Dakare vizualiai matėsi, kad tu pavargęs. Kai kuriom dienom. Buvau pavargęs. Kas buvo sunkiausia? Sunkiausias buvo pirmos dienos. Dėl to, kad turėjom problemų su amortizatoriais. Čia irgi. Tiesiog, visa istorija tų amortizatorių yra tokia. Komanda, aš neatsimenu, atrodo, Radgerio amortizatoriai. Tikrai juos išsiuntė, perinko, naujai visiškai prieš Dakarą. Ir tada mes norėjom patestuoti mašiną, patestavom pernai ten lapkritį, karjerę prie Gariūnų ir tuo metu temperatūra buvo apie 0. Ir tie amortizatoriai, tas skystis viduje yra neskirtas važiuoti tokia temperatūra. Ir tenai betestuodamas panašu, kad kažkas tam skysčiui ar užvirė, ar kažkas ir jisai pakeitė savo savybės. Pakeitė savybės ir tie amortizatoriai nebeveikia, kaip turėjo veikti. Ir žinai, mano visa patirtis buvo tokia su ta mašina. Testai Gariūnuose, tuose tam karjerė ir tada iškart į Dakarą. Ir mes atvažiavome į Dakarą, pravažiavom tenai testus tokius trumpus, ir stiprus smūgiai. Ta prasme, ten kaliai į akmenis, į provežas visur ir viską jauti kūnu ir tai labai vargina. Tokie dideli smūgiai ir tada, sakau, Aisvis važiavęs Dakarė jau, ne? Sakau, Aisvis irgi ten dėjoja arti verkimo, nes tikrai žiauriai fiziškai skaudėjo mum ir tai labai vargino. Sako, Aisvis, nežinau, važiavau aš prieš 2-3 metus, sako, gal aš nepamenu, bet lyg tai nebuvo tokie stiprus smūgiai. Tai ir žinai, čia kai turėčiau daugiau patirties, galėčiau pasakyti, hebra, čia kažkas blogai, tvarkykit, ane? O čia, žinai, mes važiuojam į bivaką, mes išsiritam iš tos mašinos vos gyvi tenai ir tada išlipa Benediktas Kuldaras, tada dar tenai šone, neatsimenu pavardės, bet yra toks senas dėdė važiuojantis irgi su Hilux'u. Išlipa jisai toksai ir tokie, o mes ant tokie visi, tai va tas, žinai, pavargimas ir vien iš to fizinio. Tai esmė, kad kažkas buvo blogai su amortikais ir kai per vidurį Dakaro rebildina viską, pakeičia visus skyšius amortikų, viską. Tai tada, kai hebra perpilė tuos amortikus, sakė, ten buvo išdegęs visiškai skystis ir viskas blogai, tada antroji pusė, čia ir taip gali būti ir nieko nebesijautė, viskas ramu ir gerai. Tai sakyčiau, to daug nuovargio atėjo iš tokio fizinio techninių problemų, kur, iš nepatirties mūsų, čia jau labiau mano turbūt su ta mašina, tai jo, pavargau nuo to stipriai, po to geriau viskas. Galvoju, šiais metais bus lengviau? Turbūt ne, tiesiog turbūt sunku bus, bet žinai, tas irgi žavus challenge'as toksai važiuoji, sunku, išgyveni ir tada galvoju, tai jeigu šitai galim išgyventi, tai tada daug problemų visokių gali išgyventi turbūt ir kažkokio tokio turbūt daugiau ir pasitikėjimo ir visur kitur tada nuo tokių iššūkių atsiranda. Yeah. O jūs to 48 valandų chrono kažkaip nepragyvenat palapinėse, ar ne? Pirmą dieną pasitraukėt į bivaką. Ne. Ar jūs važiavot? Chrono buvo tas, kur neturėjom jokių problemų. Chrono mes gerai visai suvažiavom tenai. Ir
Jo, chrono buvo, po chrono buvo vidurys Dakaro. Tai vat mes didelių problemų neturėjom techninių pirmą visą pusę, baigėsi chrono, po jo 21, man atrodo, bendro įskaitoj buvom ir tada visą antrą savaitę ten jau problemos. Tai tas chrono gyvenom šiaip tai ten tai visai wow, nes man atrodo mes startavom kokią 9 valandą chrono tą stage'ą, čia va pirma diena ir baigi 14 valandą, 7 valandas kopose, tenai, wow, kai dabar pagalvoji, tai nežinau, kaip čia tai, aš tiesiog neatsimenu, čia žmonės užmiršta traumas kažkokias, Bet ar yra, organizatoriai tą 48 valandų chrono sugalvojo su ta žavesiu vakare sėdėti prie laužo, palapinėse, visi lygus. Ne, nebuvo. Ar yra to? Ne, ten to nebuvo. Ten buvo realybė tokia. Visi belė kaip nusikalę atvažiuoja, išsirikiuoja visi į eilę, tu gauni savo palapinę, pasistatai palapinę ir tiesiog džiaugiesi tą tylą ir ramybę, nes ką tik 7 valandas taip arei, tai gerai. 7 valandas vargsti, tada gerai, kol ten suvaikštai, kol pastatai tą palapinę, valandą praeina, tu esi negyvas, tada bandai tenai su degtukais ir tokiom tabletėm užsikurt tokį mini lauželį, kad pasišildi tą skarbonkę ir galvoji, šiaip tai ten juokinga buvo, nežinai, gauni tokį davinį ir ten mes su Aisu, kaip čia valgyti, kas kardiniai, kur čia pietus, kur pusryčiai, kur vakarienė ir ten išsipakuoji ir sprendta galvos, sakai, šitas turbūt dega, tai šitą turbūt užkursim ir, tai žodžiu, praleidi ten, žinai, stataisi palapinę, šitos dalykus darai valandą, 2, tada, mes dar pernai ten 3 valandas bandėm diržą pasikeisti, jo. Tai žodžiu, nieks ant nieko, gerai, gal kažkas ir šneka, bet labiau taip, atėjo pas mus, mes bandėm diržą variklio pasikeisti, nepavyko, nes jisai per trumpas buvo mašina. Prisimenu. Tai žodžiu, tai buvo, tai kažkokia bendravimo buvo, nes atėjo kinas nešneka angliškai ir kinas su telefonu ir translėtų, sako, aš esu žiauriai geras mechanikas, esu šturmanas dabar, matau, jums nesiseka, davai padėsiu jums. Mes sakėjau, davai. Tai palindo kinas po mašiną, pusvalandį bandė tą diržą keisti, irgi nepakeitė. Sakė, per trumpas čia hebra, nieks nepavyks. Tai buvo kažkokio tarp kontinentinio bendravimo. Rezultatas tai buvo, kad ten geras tas diržas buvo. Ne, diržas buvo geras, bet diržas mašinai gulėjo gal porą metų ir jisai, žinai, kai su tais suveržimais suspaudė, diržė atsiranda tokie kampai, ane? Tai jis nebeišsitėse. Ir mes ten dedam ir trūksta milimetro. Ir nebeišsitėse. Ir galvojam. Ir trūksta to milimetro. Ir tada pakaitom. Tai Aisis dabar bando 10 minučių uždėtą diržą. Aisis pavargsta, sakau, gerai, aš einu pabandyti. Tada kinas bandė. Ne. Tai va. Tai diržas tas, viskas teisingai, bet tiesiog senai gulės mašinai buvo tiek neišsitempę. O kas labiausiai žavi Dakare? Kur tu, ar yra momentas, kur tu sakytum, dėl to aš galėčiau važiuoti į Dakarą? Šiaip tai patys geriausi momentai būna, kai baigėsi ruožas. Ta prasme, ir be problemų baigėsi. Jo, ir be problemų, nes turėjom tokių ruožų, kur pavažiuoju ir galvoju, kiek čia laiko važiavom, neturėjom problemų. Dabar turim užtarnautą poilsį. Tai nuvažiuosim iki bivako ramiai, tada su Asviu tyloj važiuojam porą valandų, nes tiesiog tai toks, sakyčiau, tie vakarai ir tas jausmas, kur padarei darbą, didžiulį sunkų ir fiziškai, ir psichologiškai, ir tada, turi tą užtarnautą poilsį. Tai visas šitas, sakyčiau, žinai, čia labiau tokie psichologiniai dalykai, bet visas tas miksas emocijų, kur atvažiuoji, sakyčiau, Dakare labai stiprios emocijos yra apie viską, nes atvažiuoji startą, žinai, koks dabar sunkus laikas tavęs laukia, važiuoji tas visas ten 4-5 valandas ir tikrai labai sunku ir fiziškai, ir psichologiškai tiek laiko išlaikyti susikaupimą, nes supranti, kad čia praleisti vieną griovį, vieną akmenį ir čia gali ir baigtis Dakaras. Tai turi būti žiauriai susikaupęs. Tai labai nuvargina tiek fiziškai, tiek psichologiškai susikaupimas, tai daug emocijų kelia, tada kai tai baigėsi, galvoju, pagaliau. Tai sakyčiau, visa ta emocijų amplitudė turbūt ir yra visas tas žavesys, kodėl ten žmonės nori sugrįžti. Jo. Ir plus, kad nieks tau nekvaršina galvos iš tų kasdienių reikalų. Čia gali, žinai, visiškai atsiduot tokiam unikaliam patirčiai ir visą tai išgyvent, netrukdomas jokios savo rutinos ir kasdienybės, kurią turi čia.
O kaip jūs miegodavot bivakę? Palapinėse ar kemperyje? Ne, fūros priekį. Tai sunkvežimio priekį. Tai Benediktas turėjo didelį sunkvežimį. Ta prasme, sakyčiau, galiniai 2/3 sunkvežimį yra technikų dirbtuvės, ten daug įrankių ir panašiai. Tada yra tokia kaip ir svetainė su dušu. Tai ten Benediktas su kuldoru miegojo, o mes to sunkvežimio priekį kabinoj tiesiog. Apatinis gultas viršutinis. Kaip tikri fūros vairuotojai. Tai jo. Šiaip tai smagu buvo. Ta prasme, kariškas smagu. Aš gerai miegu, tai žinok, užlipi tą fūrą, lėktuvo tuos ausų kamštukus įsikiši ir esi tiek, aš bent jau būdavau tiek pavargęs, kad čia 0 klausimų. Eini miegot, užmiegi ir, girdėdavosi, kai mūsų technikai, jeigu sukūju kažkur, tą girdė, jeigu kitur, tada motociklus anksti ryte girdė, nes motociklai 4 ryto išvaro, bet šiaip tai miegodavau super. O kaip šiemet miegosi? Šiemet X-Raidas kemperį atitemps. Tai šiemet kemperį jau labai prabangiai miegosim jau. Bus įdomu? Jo, manau, kad taip. Manau, kad aišku, žinai, čia važiuoju ir nežinau, ko tikėtis, nes labai priklauso, kaip seksis, sugėsi, negėsi, gal susidaužysim ten avariją, kokį padarysim. Žinok, daug neturiu kažkokių lūkesčių. Tiesiog važiuoju taip atviras į nuotykį ir taip, kiek įmanoma tam ruošiuosi, tai pasiruošiam. Bet žinai, šiemet tas pasiruošimas jau, kai tu žinai, ko laukia, tai tada taip, žinojom, kad, žinai, čia šiaip, nes čia daug kas sako, nes visiems, kam sakiau, kad šiemet nevažiuosiu į Dakarą ir sakiau todėl, kad noriu pasiruošti geriau, sako, o tai kas čia, kodėl tu važiuoji ir tai kur tas pasiruošimas ir sakau, čia aišku, gal tik save apgavinėjau, bet tuo pačiu ir kitus sakau, žiūrėkit, pernai aš į Dakarą važiavau pasivažinėjęs Gariūnų karjerę su ta mašina. Šiemet, tai aš pernai tą visą Dakarą pravažiavau į Dubai Bacha varžybas, kur grinai kopą pasivažinėjom, tada dar po varžybų dar vieną dieną pirmadienį likom po kopas pasitrestuoti ir pavažinėti, skirtingų dalykų pabandyti. Tai šiemet aš jaučiuosi Dakarui pasiruošęs 10 kart labiau negu buvau pernai. Tai norint siekti kažkokių super mega big rezultato, taip reikia įdėti daugiau darbo. Ar su tokiu pasiruošimu galima važiuoti top 15? Manau, kad taip. Jeigu sukris kortos ir nesugėsim, neužtriksim, neapsiversim, realu ten ir top 15 ir su tokiu požiūriu turbūt važiuoti. Ačiū. Ačiū. Mus remia Ovoko. Švaros broliai.